Pabaigiau šlifuoti savo antrą deimantą. 3 kartus peršlifavau paviršius, formą, ieškodamas reikiamų kampų. Apsistojau būtent ant šito, nes jisai tapo gyvas. Na ir labai džiaugiuosi, aišku, kad pasisekė man nušlifuoti deimantuką, nes tai tikrai yra sudėtinga. Kai rinkausi šį deimantuką, jo paviršius buvo matinis ir nesimatė, kad jisai viduj toks skaidrus, na ir spalva jo yra tikrai gera. Tai kad kaip aklai vištai grūdas, aš sakyčiau, man pasisekė, nes gavosi taip, kad pirkau nelabai brangiai. Dar pasirinkau tokią formą, nes jinai labiausiai artima jo natūraliai formai, kad kuo mažiau būtų prarasta deimanto, nes kitu atveju būtų žymiai mažesnis akmenukas, reikėtų daug labai nušlifuoti ir man iš tikro gaila buvo.